Ką reiškia sapnuoti peles? Taigi, pasinerkime ir tyrinėkime sapnavimo pasaulį. Matyti pelę sapne reiškia baimę, nerimą ir pažeidžiamumą. Pelė taip pat gali reikšti, kad tam tikrose situacijose jaučiatės prislėgti ar nereikšmingi. Sapnuojant, jog vejatės pelę, reiškia jūsų bandymus išvengti arba išvengti situacijos ar problemos. Sapnuojant, jog jūs užpuolė pelė, galima suprasti, kad dabartinėje situacijoje jautėte grėsmę arba esate bejėgis. Sapnuojant, kad valgote pelę, sakoma, kad tai simbolizuoja jūsų poreikį susidurti su savo baimėmis ir joms pasipriešinti. Sapnuojant negyvą pelę, manoma, kad tai rodo, jog įveikėte baimę ar iššūkį. Sapnuojant baltą pelę, sakoma, kad tai reiškia geresnės ateities viltį. Sapnuoti piktą pelę reiškia gresiančią problemą ar pavojų. Sapnuoti draugišką pelę reiškia apsaugos arba pagalbos poreikį. Sapnuoti pelę savo namuose simbolizuoja saugumo poreikį. Sapnuojant bėgančią pelę, manoma, kad tai rodo, jog bandote išvengti situacijos ar problemos. Namuose esanti pelė gali reikšti, kad jūs kamuoja paslėpti rūpesčiai. Tai rodo nedidelės, tačiau nuolatinės problemas jūsų asmeninėje erdvėje. Atkreipkite dėmesį į nedidelės problemas, kurios gali paaštrėti, jei bus ignoruojamos. Išsprendę šias problemas, užtikrinsite ramybę savo namų aplinkoje. Pelių gaudymas gali simbolizuoti, kad pavyko kontroliuoti sunkią situaciją. Tai atskleidė pergalę prieš nedidelius rūpesčius ar nepatogumus. Šios nedidelės pergalės gali reikšmingai paveikti jūsų pasiekimo jausmą. Priimkite šią sėkmę ir naudokite ją kaip motyvaciją ateities iššūkiams. Pelių antplūdis rodo, kad jūsų gyvenime daugėja slegiančių problemų. Tai rodo, kad reikia nedelsiant atkreipti dėmesį, kad būtų išvengta chaoso. Galite jaustis užpultas daugybės smulkių problemų. Imkitės aktyvių veiksmų, kad suvaldytumėte ir išspręstumėte šią netvarką. Pelės bėga iš namų. Bėganti pelė simbolizuoja praleistas galimybes arba per pirštus slystančius neišspręstus reikalus. Jie atspindi norą išvengti susidūrimo su tam tikrais klausimais. Pripažinkite, nuo ko bėgate. Ir imkitės veiksmų. Susidūrimas su šiais klausimais gali atverti kelią pažangai. Pelė valgo maistą. Maistą valganti pelė reiškia, kad ištekliai ar energija vartojami nepastebimai. Tai reiškia nepastebimą jūsų finansų ar emocinių išteklių eikvojimą. Tai skatina jūs atkreipti didesnį dėmesį į tai, kur nukreipiamos jūsų pastangos. Užkirskite kelią šiems slaptiems siurbliams, kad jie neišsemtų jūsų atsargų. Negyva pelė reiškia nemalonumų pabaigą arba nuolatinių rūpesčių išsisprendimą. Ji gali reikšti nedidelės, tačiau nuolatinės kliūties įveikimą. Švęskite palengvėjimą ir pabaigą, kurią ji atneša. Pasinaudokite tuo kaip galimybę judėti į priekį. Sapnai apie pelių spąstus. Pelėkautai sapnuose išryškina įkalinimo jausmą arba gresiančią grėsmę budriame gyvenime. Tai reiškia atsargumą dėl apgaulės ar paslėptų pamojų. Būkite budrus ir venkite pakliūti į spąstus. Apsaugokite save nuo galimų spąstų. Pelės jūsų lovoje rodo intimes problemas arba nerimą susijusi su jūsų asmeninė erdve. Tai byloja apie paslėptus rūpesčius, trukdančius jūsų poilsiui ar intimumui. Atkreipkite dėmesį į problemas turinčias įtakos jūsų komfortui ir saugumui. Spręskite jas, kad atgautumėte ramybę ir saugumą asmeninėme gyvenime. Pelės įkandimas. Tai simbolizuoja mažus skausmingus dirgiklius, kurių nebegalite ignoruoti. Tai rodo, kad nedideli nepatogumai kelia didelį diskomfortą. Pripažinkite ir spręskite šias nedidelės problemas. Nedelsiant imkitės veiksmų, kad išvengtumėte tolesnio skausmo. Balta pelė reiškia jūsų užduočių ar emocijų tyrumą, bet kartu ir trapumą. Ji rodo, kad reikia rūpintis subtiliomis situacijomis ar santykiais. Elkite švelniai ir su atsargiu optimizmu. Tai gali padėti puoselėti vertingą jūsų gyvenimo aspektą. Sapnas apie peles virtuvėje.
Pelės virtuvėje simbolizuoja baimę, kad maistas ar maisto gausa gali būti prarastas. Tai reiškia nerimą dėl netinkamai naudojamų ar išeikvojamų išteklių. Atkreipkite dėmesį į tai, kaip tvarkote savo atsargas. Tinkama priežiūra ir valdymas gali sumažinti šias baimės. Kampe pasislėpusi pelė rodo paslėptas baimės arba nesaugumo jausmas slypinti jūsų proto užkulisiuose. Jis simbolizuoja savo aspektus, kurių galbūt vengiate. Šių paslėptų baimių iškėlimas į dienos šviesą gali suteikti jums jėgų. Pripažinimas ir priėmimas paskatins asmeninį augimą. Narve esančios pelės rodo ribotą veiklą arba ribotą pažangą jūsų gyvenime. Tai rodo, kad jaučiatės įkalinti ar apriboti. Stebėkite, kas jūs stabdo ir raskite būdą išsilaisvinti. Išsilaisvinimas iš šių suvaržymų gali atverti naujų augimo galimybių. Sapnuoti pelių su drabužiais reiškia asmeninį nesaugumą turinti įtakos jūsų savivaizdžiui. Tai reiškia paslėptus rūpesčius darančius įtaką tam, kaip save pristatote. Įvertinkite šių nesaugumo jausmų šaltinius, juos pašalinę padidinsite savo savivertę. Atsiras daugiau pasitikėjimo savo jėgomis. Sapnuoti daugybę pelių reiškia daug smulkių problemų, kurių daugėja jūsų aplinkoje. Tai atspindi susikaupę streso dėl smulkių nuolatinių rūpesčių. Kiekvienos problemos nustatymas ir sprendimas palengvins jūsų naštą. Šių problemų kontrolėje galite atkurti pusiausvyrą ir ramybę asmeninėme gyvenime. Pelių lizdas reiškia paslėptas, bet vis didėjančias problemas, kurios tūna po paviršiumi. Tai reiškia, kad nepastebėtos problemas pamažu kaupėsi. Ankstymų vaikų jų pastebėjimas ir sprendimas gali užkirsti kelią didesnėms problemoms. Tikiuosi, kad šis vaizdo įrašas suteikė jums naujų minčių ir padėjo geriau suprasti likimo ženklus. Jei jums patiko, prenumeruokite mūsų kanalą, kad nepraleistumėte būsimų vaizdo įrašų. Ir spustelkite mygtuką patinka, jei norite mus palaikyti. Iki pasimatymo.